Labas rytas. Nuo manęs ir manų košės, kurios nevalgiau jau keli metai, daug metų. Ir čia dabar visur yra pirkti. Pusryčiams neturėjau nieko daugiau. Tai va, galbūt užsikabliuosiu. O galbūt ne. Reikia pirštinių, reikia kepurės, reikia šaliką. Būnant kambarį, va taip. 3800 metrų virš jūros lygio. Nėra ko norėti. Šildymą ne. Vakar pasijungiau tokį elektrinį šildytuvą, kuris buvo aprašyme. Ir taip garsiai baubi. Va čia dabar, tarkim, virtuvėje esu ir ten, žodžiu, kitam buto gale girdžiu, atrodo, kažkas sprogs. Tai nusinčiau video šeimininkiai. Šeimininkai sako, jo, taip ir turi veikti, galvoju, nenormaliai. Tai po 30 minučių ar kiek, sudegi. Toks keistas kvaps, nebešilda, lemputė tik tai šviečia. Sakau, tai šeimininkiai parašiusi, sakau, kad yra problema. Tai sako, turėjai laikyti tik tai 10 minučių įjungus. Yra tokias instrukcijas, kurių nebuvo aprašyme, bet kai aš sudeginau tą šildytuvą, tada ji pakeitė aprašymą, kad reikėjo naudoti tik tai 10 minučių. Tai tokia sukta laputė čia šitos vietos šeimininkė. Kamera vakarykštė irgi pajungta, ko negalbūt Airbnb, paskaičiau, kad pagal taisyklės yra draudžiama. Ir skalbimo mašina, dėl kurios atvariau, irgi neveikia, tai su rankom skalbiau. Tai kartais pataikai ant tokių apgyvendinimo vietų, kur aprašymas gražus, porą atsiliepimų gražių, bet visumuoj gerai. Užteks burbėti, nauja diena. Keliauju iš čia lauk ir šiandien keliausiu į šitą miestą. Irgi apgyvendinimas kažkoks bus, dar nežinau kur tiksliai, bus matyti, bet tikiuosi, kad geriau negu čia. O tas šuniuks nori žaisti. Turbūt. Taip. Vajai. Mano dviratukas paruoštas. Keliaujam į Juleką. Sakau atsigerti kavytės, padelė nebėra ir pro šalį protestas. Galvoju, kažką reikia pamatyti Puno, tai greit prasinešiu dar pro pagrindinę gatvę. Aikštė tai yra. Dabar galvoju, gal reikėjo pasilikti dienikiai čia Puno, pasiblaškyti po apylinkės. Bet tačiau. Einam savo. Koks būrys. Šits vaiks turi geriausią laiką su jais. Kad klegena, kad cypava. Smagu žiūrėti. Gerai, atsisveikinu su Puno.
Gerai, tikrai yra biški reikalų palikti puną. Na jau kalniuką dabar turiu įkilti, ką tu. Pujie, wow. Dar vis negaliu patikėti, kad randu kiekvieną dieną čia Peru pieną. Oi, kas Bolivijoje darės, kai prasidėjo tos blokadas, tai, labai retai. Trečią dieną Peru! 20 km šiandien, bet va kaip džiaugiuosi šovus į tokį kelią. Oi. Oh. Au, kiek kalkių! Dabar dar ledukai šauda. Auč! Ai. O taip, šlaputėlį. Nebesiuks nuplaukti. Atvažiavau į Čiuleką. Užsukau į didžiausią prekybcentrį mieste. Nusipirkau, stengiausi tokių sveikesnių visokių užkandžių. Nusimau striukę. Va, prašau, koks grožis. Bet šiaip eilės didelės ir mano dviratis yra priparkuots ale blogoj vietoj. Nėra kada filmuoti. Ne, iš tikrųjų viskas taip labai stimuliuoja, nes viskas naujai, viską žiūri, tas eismas, žodžiu, reik būti labiau susikoncentravusiai, tai kažkaip pafilmuosiu kada vėliau, bet jo, įsičekinau į butuką už 15 eurų, 14,99. Teka viską susitempti, spėkit į kelintą aukštą, į 5. Jo, galva neplauta kelias dienas, o gal ir savaitę, nes visą laiką būdavo butuose labai šalta. Jo, tai čia irgi atrodo bus biški vėsuoka, nes, va, naktį minusas ar kiek ten? Kiek? Žodžiu, apie 0. Įsivaizduokit, tie langai, be šildymą, kiaurai. Tai, jo. Tai kas čia? O, biški šviesos. Šiaip fainiai atrodavo. Tvarkingai. Tokia suma. Gerai, esu labai išalkusi ir matėt prieš tai mano pirkinių krepšelis. Nebaisiai aš ten žiūrėjau į tas kainas, tiesiog, aha, čia plius minus tiek kainuos ir sumokėjau 27 eurus.
Nu, biški jo. Manau, buvo galima pigiau apsisukti per kokius turgelius ir panašiai. Tai šiandien gaminsiu pastą su grybais. Galvojau eiti į restoraną, bet kaip man patinka, kai yra virtuvė ir galiu savo kažką pagaminti. Pirmiausia, dorosiu šiek tiek vaisių. Skaniai. Ir aš vienintelį, kai nusipirku ketvirtį, arba šiaip pusę arbūzą, tai suvalgau iš pradžių visą laiką tą saldžiausią dalį, o po to dugną. Nenufilmavau procesą, bet žinokit, visai gražiai atrodys spalvota keptuvė. Galutinis rezultatas tikrai nėra išvaizdus, bet manau, skonis bus geras. Ui. Up. Skanaus. Man. Gerai, man dar reikia biškį parduotuvę apsipirkti. Iš tikrųjų, ieškau dujų. Nuėjau į kaip stovyklavimą, ale lauką prekių parduotuvę, vien rūbai, jokių dujų. Tai nežinau, kur čia reikės rasti, dar biškį turiu. Ir nežinau, ar iki Kusko man datems, nes dar liko 305 kilometrų. Jo, dabar yra vakars, bet eina savo kiek liaudies. Gerai, pasilikau šitą miestelį dar vieną dieną. Dabar vaikštinėju po gatves. Vis ieškau dujų. Ir žinokit, nerandu. Gerai, viens vyruks mane atsiuntė į šitą vietą, Promart, bet dėja irgi dujų nėra. Paklausiau darbuotoją, bet dar pati po to apėjau garbės kelis ratus aplinkui ir galvoju, o gal, žinot, būn pasitaikė, kad sako, kad ne, bet po to ir. Buvę tokių atvejų, bet ne šiandien. Kur ištraukti dujas, ką? Kur? Gerai, mane išsiuntinėja į visas miesto puses, bet dėja dujų rasti nepavyko. Kas laiku sugrįžo į kambariuką, į butuką. Aš. Bet va, duot su ledais, tai va vakar man identiškai buvo minu. Ir jo parvariau čia visa šlapia, visa murzina. Ojojoj. O. Sakau, rimti reikalai. Ir graži vaivorykštė. Pasijungiau Bridgetą Jones. Nes skaitau titrus ir biškai ispanų mokinuos. Burnoju salotas. Morkytė, česnaks. Nusipirkau naują daiktą į savo krepšį. Va. Parko. Čia ant geležinkelio bėgių
žmonės prekiauja. Dabar jau kiek laiko važiuoju, tikrai kilometras ar daugiau. Sustojau susitvarkyti kelnes. Suluopi man užpakalį. Bet galvoju, kaip gerai būtų visus krepšius, bet taip susikeli čia į priekį. Ir nereiktų man nusimti, užsidėti. Tai aišku, pavarų nėra. Būtų įdomu pabandyti, pavažiuoti. Gerai. Šiandien minu į šitą miestą. Dar liko 91 kilometras. Ir jo, nežinau kaip įveiksiu, nes jau yra po 12. Greičiausiai numinsiu tamsuoju. Eina savo tie perus šunys. Žinokit, tikrai neįmanoma. Aš netaikau tiesiai juos, bet šalimais, kad jie biškį atstotų. Aš čia važinėjus Peru sutemus, saulei nusileidus. O kas kalts? Kas miegoja iki 8? Kas išvažiavo iš nakvynės vietos be 20:12? Ir va, prašau. Ir gaunas naktinis pasivažinėjimas, nes savo prisižadėjau numinti būtent iki šito miestelio. Eina, savo nusikaliau. Šiandien jo gaunas dabar jau 97 kilometrai prieš vėją. Ir biškiuką su kilima.